Pristatau savo naują projektą. Nupirktą, aišku, prieš kokius 2 metus. Koks laivas, nežinau. Greičiausiai parašytas iš Švedijos. Pagal ChatGPT žiūrint ir analizuojant pagal formą, pagal viską rašo, lyg tai turėtų būti Electrolux modelis. Bet įrodymų neturiu, bandysim gal per kažkokias detalės išsiaiškinti, kaip ką. Laivas šiaip čia buvo viršuje uždėta stiklo audinys, bet aš jį jau nuėmiau, norėjau pažiūrėti kokią būklę. Nu tai nėra ką norėt, laivas jeigu kokių 50-60 metų, tai turbūt normalu. Tai nėra projektas, kurį aš čia ketinu labai greit daryti. Čia tiesiog yra pabandymui. Savo iškeltas challenge'as kažkoks. Kažką padaryti. Mediniai laivai man visada patikdavo. Tai tokia kaip ir svajonė. Atsirado Lietuvoje, nupirkau aš jį. Prastovėjo 2 metus. Nu ir kažkaip sakau, pribrendo laikas kažką pradėti daryti. Tai va, bandysim šiandien kažką išsiardyti, parodysiu kokia jo yra būklė, šiek tiek įmesiu video iš seniau, kaip mes su juo plaukėm, išbandėm, aišku viską leidžia, kiauras, bet vis tiek buvo smagu. Bandysim, nieko neišmanau, nieko nežinau, ką daryti, kaip elgtis tuo medžiu, tai jeigu norit žiūrėti, ko nedaryt, arba turit kokių patarimų, rašykit. Variklis yra Evinrudo SkyTwin ar SkyTwin 33 arklių. Kaip ir to laikmečio, bet jau pakeistas yra turbūt, nes jisai yra 70 lygtis metų gamybos ar 65. Tai irgi mes video, kaip mes jį užkūrėm. Ir praplaukėm, nes pradžiai tai reikėjo ten viską keisti viduje. Nu va, viduje atrodo viskas taip. Čia jau buvau šiek tiek apvalęs, patikrint kokia yra būklė. Tai šiaip medis atrodo kietas. Iš vidaus netrodo, kad čia būtų labai supuvę kažkas. Nėra minkštų vietų, bet mačiau apačioj yra ir užkalta kažkokia papildoma lenta. O šiaip, nežinau, reikės išsiaiškinti, kiek čia ta būklė jo yra, ką čia keisti reikės iš lentų, o gal tik tai nušveist užteks ir panašiai. Pompas jau įdėjau plaukimo metu, mano čia keistos. Keičiau ir šitą rankeną, nes sena su senais trosais, kurių neįmanoma atitaikyti ir pakeisti, keičiau tiesiog kažkokią paprastą, kinietišką, bet dėl išbandymo. Čia jau yra stiklo audiniu išklijuota turbūt, nes čia visą laiką šlapia, tai va įdomu, kas po juo, ar nebus, kad visas galas supuvęs. Vienas dureles jau išsiėmiau, paeksperimentuoti, kaip lupasi, valosi lakas. Tai tokia visus tos 2 metus iš tikrųjų ir dariau analizę, kaip remontuoti medinius laivus. Technika tokia, kad reikia su karštu fenu šildyti laką, jisai suminkštėja ir tiesiog nusiskuta. Tai šiaip atrodo švarus darbas, nes kai šveiti su švitriniu, tai elektriniu ar kuo, tai savaime, aišku, labai daug dulkių ir panašiai. Nu va, o bandyti reikia dabar ieškoti, ar iš tikrųjų gal kokią nors lentelę rasiu, kas čia per laivas, nes per šitiek metų tik dabar ir pradėjau domėtis, kas čia per laivas yra. Nu va, čia iš vidaus lyg viskas tvarkinga, bet aišku, kampuose bus papuvusių vietų. Nu, o kažkur labai norėčiau rasti kažkokį užrašą, bet nieko nerandu.
pagal visus remontus, ką reikėtų daryti su laivu. Kiek žiūrėjau, kaip remontuojasi, tai šiaip reikėtų nuimti visą šitą stiklą ir bandyti laivą versti aukštyn kojom, kad galima būtų lengvai dugną prieiti, visą nusišveisti. Tai kažkoks planas ir yra jį visą nuardyti. Aišku, nuimsiu šiandien variklį, parsivešiu namo ir bandysiu nulupti tą stiklą. Žiūrėsiu, kaip čia atsisuka. Aišku, va, yra tie užslėpti varžtai, kurių, aišku, gaila juos atsukinėti ir reikėtų paskui pačiam juos reikės juos slėpti iš naujo. Tai nežinau, ar čia geras sprendimas, dar pagalvosiu. Kas varikliui buvo daryta, tai va, pompa iš AliExpreso kuro veikia, viskas tas pats. Karburatorius visas perrinktas, nu ir čia biški laidynas pakeistas, tai va, noriu savo nusifilmuoti, kad paskui žinočiau, kaip atgal viską sudėti. Nes turbūt greit visko nesurinksiu. Noriu atjungti dabar, kad nukabint variklį. Tai šiaip variklis kaip ir tvarkingas, nėra supuvęs. Reiks dar koją žiūrėti, nes koja leidžia tepalą. Bet šiaip viskas veikia, viskas sukasi, laivas plaukia. Variklis nėra sunkus, galima ir vienam. Tik tai aišku, reikia atsargiai, kad kokios mašinos nesubraižyt. Va, parodysiu dugne, kas man labiausiai nepatinka. Tai aišku, čia viskas atsilaupia, bet va čia va yra raudonmedis, net turi savo spalvą, viskas gerai. Bet va labiausiai nepatinka tai va šita vieta, nes eina lenta ir ant viršaus dar viena užkalta yra. Taip man įdomu, kas čia po ja, nes kaip sutvirtinimas, ar čia išpuvę, ar čia taip ir turi būti, bet man va čia tai atrodo labai negražiai. Ir šita va vieta ties ratuku jau palinkus, aišku, čia kažkoks metalinis yra. O šitas va dalykas, tai gal čia jisai palinkęs. Va čia va, matau, kitos spalvos yra. Tai šitus pabandysiu nusišveisti ir atsisukti. Nu tai, ne, išim. Kur dabar padėjus? Į mašinas. Sen viską atrestauruosi namie? Ja, tuos išimamus dalykus jo, ir va noriu šitą langą viršų visą nuimti. Tai va ir galvoju, ar man čia pavyks. Nežinau, kaip va tos kamštukus. Jo. Manau, kad šitas laivas tikras projektas. Pas mane nėra netikrų projektų. Va, noriu pažiūrėti, kas už tų kamštukų ir ar atsisuks. O, senoviniai variniai varžtai. Kietai. Žinai, dėl ko minusas? Dėl ko? Kodėl laivuose naudoja minusus? Neįsivaizduoju. Nes kai uždažo, užpakliuoja ar kažką, lengviausiai išvalyti yra. Nes jeigu koks nors vidury būna, pliusas ar kažką, tai reikia krapštyti. O čia tiesiog prabraukia ir lengviausiai išsivalo. Dėl to tokius naudoja. Nu, šok į vidų. Atėjo projektų vadovas. Nu, tai ko tu mane filmuoji iš karto? Nu tai išdrįsau vis dėlto nuiminėti. Nes vis tiek reikės ir patį langą atrestauruoti, yra vietomis kliba čia kažkokie prisukti, kas nepatinka. Tai bandau, greičiausias būdas tiesiog sukt ir išlupinėti tuos skaičius medinius. Nu ir aišku, tie variniai, žalvariniai varžtai, medvaršiai. Ne visada nori išsisukti, bet va šitas pavyko.
gan tankiai susukta. Nu, šitas panašu nulūžo. Ir šitas nulūžo. Ne visur matosi. Gerai padaryta. Oskarai, nubėk pas Neriui, paprašyk plaktuko. 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 Nu va, lyg viskas dabar turėtų kažkaip nusimti. Atsisuko. Kažkur dar pritvirtinta, gal iš nugaros. Turėtų krist ant manęs dabar, kaip visada kris. Opa. Puikiai. Biškį šlapia. Papūvė. Pirmi puvimo požymiai va ir nenuiminėk nieko. Viską čia reikės biškį remontuoti šitą. Bandysim nuimti pirmą lango sekciją. Pažiūrėsim, ar nusims. Ar kur nors čia dar paslėptų varžtų yra. Reikia turbūt priekį nuimti, paskui šoną bandyti. Nu, priekinis lengvai nusiėmė. Dabar bandysim šitą nuimti. Čia visai smagu būtų padaryti, va taip, Oskarai, kad vienas tas priekinis langas ir atsidarytų. Nes yra, tai būna pas kai kurios modelius atsidaromi ir tada užlipia ant priekį. Tai būtų čia visai fainai su vyriais pasidaryti, kad atsidarai ir lipi ant priekio. Nereiktų per stiklą laipiot. Man patinka kažkaip visur taip yra. Vienas varžtas neatsisuka. Tikėkime, kad minkšti yra ir nenugręšimo nuo galvutę, tiesiog nušlifuosiu. Bandom. Opa. Dar vienas paslėptas buvo. Nu va. Iš katerio padarysim valtį, jeigu ką. Bandysim dabar prie kitos pusės. Čia atrodo viskas gerai, tik nežinau, kaip čia atrodo medis, ant viršaus čia turbūt raudonmedis uždėtas. Tai kaip ir būklė nebloga, gal ir ne viską reikės nuimti, bus patogiau čia prieiti, viską nušveisti. Be to lango. Sprendimas priimtas, kateris išardytas, kelio atgal nėra. Teks restauruoti. Jau niekur nebeišplauksiu. Įdomu, kiek dabar sveria ir ar pavyks jį apversti. Ir tada prasidės šveitimo ir restauravimo darbai. Čia visas tas priekis, nežinau, bet čia lyg faniera tokia iškart padaryta su tuo raštu. Bet gal pavyks padaryti tą vadinamą iš lentelių, kur tarpai su silikonais užpildyti būna, kad tas gražus priekis būtų. Nenorėčiau dengti jo viso su stiklo audiniu. Būtų gražu, kad būtų nulakuotas raudonmedžio priekis. Nu, o čia va.
Kas įdomiausia, po apačia lygtis paprastas medis, o toks plonas yra ant viršaus raudonmedžio. O visa kita lygtis raudonmedžio. Reikia dabar išsitraukti vieną vinį iš lentos, kur yra prikalta, kad žinot, kokius užsakyti. Nes jie yra variniai su kniedėm. O tokie užkniedyti. Tai reikia tokių vinių nusipirkti. Nes jeigu negausi vinių, tai čia nėra ką ir daryti. Su varžtai, su medvaršiai čia nesusuksi. Reikia kažkokį vinuką vieną susirasti, nušlifuot galvutę ir tada jį iškalt. Kniedė nukrenta ir dabar turėtų iš lauko pusės kažkaip išsikrapštyti. Jeigu išlindo, lygtais išsitraukinėja, tai va reikės šitą vinį apskaičiuoti, kokios šio storio yra, ilgio ir užsisakyti tokių vinių. Va, čia jau pagramdžiau, tai va šitos jautrios vietos turbūt čia kai nuo stiklo bėga. Tai va čia va jau yra stipriai išpuvę, tai va, bet jau matosi, kad čia yra durta, arba gal gamykliškai tokių ilgų lentų nėra. Tai va šitą vietą reikės keisti iki kažkurios vietos ar net iki priekio. Tai šitas kateris pas mane jau 2 metai, bet dabar tik tai nusprendžiau jį restauruoti. Jeigu kam įdomu, tai pafollowinkit, čia bus mano kaip ir pradžia darbų fiksavimo. Tai jeigu kam įdomu arba turit kokių patarimų, followinkit, rašykit, komentuokit, bandysiu irgi atsakyti į klausimus ir bandysim kartu restauruoti, turbūt, taip galiu sakyti. Tai laukit kito epizodo, kai jau kažką bandysiu šveist. Iki. Kampo variklio keisti. Kampo variklio reikia pastatyti. Man jau gerai.